Sveiki gerbėmėjai žiūrovai, po šiokios pertraukos įrašinėju naują laidą. Šioje laidoje jums pasakosiu apie labai opę lietuvių temą, apie opą. Būtent netaip senai viską įsiaiškinau, užtruko laiko, į mane daug kreipėsi žmonių, kurie turi problemų su opa arba turėjo praeityje. Ir šiaip lietuvių didžiausia problema yra virškinimas. Dėl to mano laidos apie virškinimą Sveikos gyvensenos kanale, jeigu nežinote, aš ten taip pat vedu laidas, labiausiai žiūrimos ir kaip ir minėjau, žmonės daugiausiai kreipiasi būtent šiomis temomis, net neabejoju, ši laida bus tikrai labai populiari ir labai svarbi jums, būtinai viską peržiūrėkite. Dabar, kodėl kelis mėnesius neįrašinėjau savo laidų, iš tikrųjų buvau siaubingai užimtas. Darbai su mano naujaja knyga vyksta, buvau atostogų kelias savaitės, kruizas, krūvos nuotykių, krūvos prisiminimų. Netikite, užeikite į mano Facebooką, pažiūrėkite nuotraukos, iš tikrųjų nuostabios nuotraukos, nuostabus prisiminimai ir kuo ir pasijuokti, ir vėlgi buvo didžiulė problema su mano identifikacija. Tai susipažinau su jaunom panelėm, vienai buvo 19 metų. Na, žinoma, aš savo amžiaus jau neskubėjau, taip skubiai minėti. Ir su mumis buvo vienas, vyresnio amžiaus vyras. Ir jisai paklausė, kiek tau metų? Aš pasakiau, man 40, tik sakau, nesakyk niekam, sakau, čia paslaptis. Jisai nelabai suprato, nes šiaip 40 ir 14 labai panašiai skamba angliškai, nes žinoma, mano dar akcentas, jisai pagalvojo, kad man 14 metų. Oh shit, čia rekordas. 14 metų, kad man 14 metų, bet jis rimtai pagalvoja ir jisai visą vakarą galvoja ir po to, kai jis aiškina, kad man 40, jisai vos nenukrito nuo kėdės. Ką? Jisai vėliau būtų patikėjęs, kad man 14, negu man 40 metų. Iš tikrųjų, su mano identifikacija didžiulės problemos. Visi prašo paso ir taip toliau ir taip toliau. Nežinau, gal man įsigyti, kaip čia to pilnametystės tą kortelę, kur jaunai žmonės atrodantis turi parodyti barmenui ar parduotuvėse, kad įsigyti alkoholį. Na gerai, grįžkime prie temos. Dabar opa. Kodėl pas lietuvius, ypatingai pas lietuvius, nes aš bendrauju su daug žmonių iš pasaulio, šiaip iš viso pasaulio, sakykime, dabar susipažinau su krūva meksikiečių, su žmonėmis iš Venezuelos, iš Ekvadoro, iš Kanados, iš Amerikos. Ir žmonės taip neserga skrandžio ligomis, kaip serga lietuvis. Yra tam paaiškinimas. Na, šiaip bus nemažai laidų šiaip apie virškinimą dar ir kitų, bet dabar šioje laidoje noriu grinai kalbėti apie opą, kodėl pas jūs opa. Viskas iš tikrųjų yra labai paprasta. Jeigu jūs nežinote, pas jūs skrandyje yra mikroflora. Mikroflora tai tenais krūva bakterijų, įvairiausių bakterijų. Ir, jos maitinasi, maitindamos, reiškia, jos praktiškai apdoroja visą jūsų maistą, ką jūs valgote, jos apdoroja ir joms taip pat reikia pačioms maitintis ir taip toliau. Problema, kodėl atsiranda opa, kad tos bakterijos tampa per daug alkanos, nes jūs nevalgote tokio maisto, kuris pamaitintų būtent tas bakterijas. Koks maistas dabar maitina tas bakterijos, kurios jūsų yra žarnyne? Tai yra pagrindė maisto skaidulės ir atsparus krakmolas. Jeigu nežinote, šiaip savo kanale iš tikrųjų aš netiek daug ir minėjau apie tai, daugiau yra minimas Sveikos gyvensenos kanale, bet šiaip galite susirasti tas laidas, jos iš ties yra labai svarbios ir labai žiūrimas. Tai reiškia maisto skaidulės, jūsų organizmas, kai jūs suvalgote maisto skaidulių, jų negali perdaroti į energiją. Jos atitenka jūsų būtent mikroflorai, reiškia visiems tiem mikrobam. Tokiu būdu jūs maitinate tos mikrobus ir kai mikrobai sodus, jie ramus, viskas dirba gerai, viskas dirba puikiai. Bet kas atsitinka, jeigu jūsų mikrobai skrandyje yra nepamaitinami? Jeigu nežinote, aš jums labai greit paaiškinsiu, kas atsitinka, kai tie mikrobai yra nepamaitinti. Jie pradeda valgyti jūsų skrandžio sieneles. Taip, nes jie miršta badu ir tie mikrobams reikia kažką valgyti. Ir taip atsiranda skylutės jūsų žarnyne. Ką daro daktaras? Reikia gydyti. Daktaro gydymas – žudymas.
Šiais laikais daktarai pripažįsta kelis gydymus. Tai yra, reiškia, žudymas, nuodijimas arba amputacija. Vienas iš trijų. Kadangi amputuoti čia ypatingai nėra ką, nors jeigu galima būtų jie išpjauti žarnyną. Problema, reiškia, pacientas neišgyvens. Todėl jie negali išpjauti žarnyną, nors šiaip yra vykdomas kažkokios operacijos, tas žarnynas yra, reiškia, sumažinamas, kad žmogus mažiau valgytų, tokių visokių absurdų, iš tikrųjų pasiklausai, aš manau, ateis laikas ir daktarus reikės karti ant šakos, iš tikrųjų, nes jie daro tiek žalos žmonijai. Tikiuosi ateis laikas, kaip ir buvo su Stalinu, kai žmonės įsiaiškino, kokias žvėrystės jisai išdarinėjo su žmonėmis, kiek jisai pražudė žmonių, kiek jisai nužudė žmonių. Dar komunistiniais laikais tą patį Staliną visi prakeikė. Tai tikiuosi ateis ir mūsų dar mes gal gyvensim, aš tikiuosi dar prigyventi kaip minimum 80 metų, tikiuosi išvysti tas dienas, kai visi tie daktarai, visa ta farmaceutika, Big Pharma bus prakeikta už visą tą blogį, ką jie daro su žmonėmis. Iš tikrųjų, nuodyti bakterijas. Ir visos bakterijos, kurios yra jūsų skrandyje, iš tikrųjų yra daugumai gerosios bakterijos. Na, išskyrus, jeigu jūs užveisėte tenais kažkokių, tai suvalgėte kažkokios, reiškia, blogai iškeptos, ypatingai kiaulienos, rankų kažkur nenusiplovėte ir taip toliau, ir pas jūs labai sutrikus imuninė sistema ir labai šarminis skrandis, tai iš tikrųjų ten gali užsiveisti, velniai žino ko, dėl to aš jums labai siūlau naudoti obuolių actą sidrą arba vartoti labai daug raugintų, reiškia, daržovių. Agurkėliai, kopūstai, kiek norite, kuo daugiau, taip toliau. Bet apie tai dar kalbėsim kitoje laidoje. Reiškia, šioje laidoje, taigi jums reikia maisto skaidulų. Bet čia problemėlė yra netokia jau paprasta, nes jums reikia įvairių maisto skaidulų. Dėl to aš visose savo laidose, pažiūrėkite, visos mano laidos apie maistą, kokia pas mane įvairi vakarienė. Sakykime, lietuvių vakarienė. Kotletas, bulvių košė. Taškas. Kažko čia trūksta, ne? Kotletas, bulvių košė, taškas. Pas mane jūs rasite gal 20-30 ingredientų, kurie yra mano vakarienėje. Viskas sumalta, suplakta, krūva maisto ir visą tai dar reikia suvalgyti, kaip aš minėjau. Nemaža problema iš tikrųjų tokią kiekybę maisto suvalgyti. Jeigu jūs galvojate, kad būti liesam, gražiam, reikia marinti save vadu, tai aš jūs įtikinu, reikia ėsti tiek, kad jūs net neįsivaizduojate. Reikia ėsti turbūt dvigubai daugiau negu jūs valgote, tam, kad būti liesam, gražiam ir jaunatviškam. Patikėkite, nes jums reikia labai daug nutrientų. Gerai, bet grįžtame prie opos. Taigi, jums reikia įvairių maisto skaidulų, įvairių. Tai reiškia pupelės, tai reiškia daržovinis maistas, labai svarbu, reiškia avokado. Aš patarčiau jums valgyti kiekvieną dieną avokado, tai turėtų jūs išgelbėti nuo didesnių problemų, nes avokado turi labai daug maisto skaidulių. Be to, jeigu jūs jau atsisakėte visų kruopų, tai iš karto jūs nori įspėti, kad pas jūs gali prasidėti problemos būtent su tuo pačiu. Dėl to aš siūlau valgyti šiek tiek lęšių, reiškia, šiaip aš nieko prieš esu prieš kartais išsivirti ryžių, ypatingai labai sveika yra šalti ryžiai, kaip ir minėjau, atsparus krakmolas. Šaltuose ryžiuose yra atsparus krakmolas. Atsparus krakmolas, jūsų organizmas jo nevirškina. Reiškia, visas atsparus krakmolas atitenka jūsų skrandžio bakterijoms ir jos maitinasi būtent tuo atspariu krakmolu. Atsparaus krakmolo galite gauti iš šaltų ryžių, šaltų bulvių taip pat jūs galite pasidaryti, sakykime, baltų salotų, bet galima pasidaryti baltas salotas sveikai, daryti jas nebaltas. Vietoj manezo tiesiog įpilkite, reiškia, extra virgin alyvuogių aliejus ir jūs turėsite sveikas salotas. Nedėkite manezo, nes tenais bus transfetų, kurių jums tikrai nereikia, ir tenais bus, reiškia, hidruotų tų aliejų. Iš karto noriu jūs įspėti, kad kai kurie terminai mano gali būti, reiškia, pavadinimai ir taip toliau, gali būti nelabai teisingi lietuviškai ir daug skaitau angliškos literatūros ir man po to visą tą
dalyką versti lietuvių kalbą tiesiog nėra laiko. Aš labai užsiėmęs žmogus iš tikrųjų ir galvoje gal, nežinau, 10 000 tų įvairių visokių terminų, kaip ten tas cholesterolis vadinasi, kaip ten tas dalykas vadinasi, aš galiu tiesiog susipainioti, būkite, taip sakant, malonus. Jeigu norite po video, parašykite, kad aš buvau neteisus, tikrai aš dažniausiai sutinku ir atsiprašau visų, bet supraskite, aš nesu kažkoks tai tenais, taip sakant, visažinis ir taip toliau, aš tiesiog stengiuosi jums pristatyti informaciją, kurią pats sužinau ir kuri atitinka mano, reiškias, pasaulėžiūrą. Ir ką aš pats pastebiu savo, reiškias, bandymais ir siūlydamas savo klientams. Jeigu jūs nežinote, aš užsiėmu dietologiją, aš padedu žmonėms pagrinde daugiausiai numetimo svorio ir, reiškia, ligų gydymo. Labai daug žmonės kreipiasi į mane su skrandžio problemomis, netgi su vėžiu ir daug panašių dalykėlių ir aš jiems tikrai padedu. Ir cholesterolis, jeigu jūs nežinote, galima per 6 savaitės bet kokio aukščio cholesterolio numesti. Nedarykite jokių iš tikrųjų. Ir cholesterolis nėra iš tikrųjų toks blogas, pavojingas dalykas, kaip daug kas galvoja. Šiaip jisai yra iš viso geras dalykas, bet tai sudėtinga tema. Ne šioje laidoje kalbant apie opą. Taigi, jums reikia maitinti savo žarnyno florą. Nepamirškite, jums reikia daug maisto skaidulų, jums reikia atsparaus krakmolo. Dar nepamirškite, kad atsparaus krakmolo taip pat galima gauti žaliuose bananus. Reikia pirkti kiek įmanoma žalesnius bananus ir juos valgyti. Jie gali būti netgi nesaldus. Kuo nesaldesnis, kuo žalesnis bananas, tuo daugiau atsparaus krakmolo jis turės, tuo daugiau jūsų, reiškia, žarnyno mikroflora gaus daug, reiškia, atsparaus krakmolo maisto. Ir jeigu jūsų žarnyno flora patenkinta, patikėkite, jinai tikrai negriauš jūsų žarnyno senelių, jūs neturėsite problemų su opalija. Dar vieną dalyką galiu patarti, pas mane kaip tik čia yra ciberžolė. Ciberžolė kuom svarbi? Jeigu jūs esate kada nors naudoję, iš tikrųjų pastebėkite, kokia spalva stipri. Jeigu jūs, pavyzdžiui, ištepsite stalą su ciberžolė, ta prasme, darysite padažą ir netyčia ištepsite stalą arba odinės kėdės, kas yra man jau atsitikę, jų neįmanoma po to išplauti mėnesiais. Darykite, ką norite, plaukite, kiek jūs norite, mėnesį laiko jūs nieko nepadarysite. Iš tikrųjų, tai yra faktas. Ir tas pats atsitinka su jūsų skrandžio sienelėmis. Jos, reiškia, išsidažo, būtent išsitepa visą tą ciberžolę. Ir jos tampa kur kas atsparesnės ir stipresnės. Jūs nenorite, kad jos sutrikinėtų, nes iš tikrųjų nebūtinai vien, reiškia, žarnyno flora gali būti problema. Taip pat gali būti problema su kai kuriom maisto skaidulėmis. Sakykime, reiškia, rūgių, kviečių maisto skaidulės mūsų organizmas labai blogai virškina ir nuo jų mūsų, reiškia, visas skrandis taip užsikemša, kad praktiškai sutrukinėja ir, reiškia, pro tuos tarpelius pradeda leisti visokius toksinus į jūsų organizmą. Angliškas pavadinimas šiai problemai yra leaky gut. Leaky gut, pasidomėkite, tai yra, reiškia, vienas iš mainstreamų, reiškia, undergroundo. Daktarai šito nepripažįsta, kad toks yra leaky gut, bet aš žinau, kad taip yra iš tikrųjų, nes aš esu taip pats turėjęs. Aš valgiau labai daug, reiškia, 100%, reiškia, pilno grūdo duonos. Labai daug valgydavau tokios duonos ir pas mane prasidėjo visos tos problemos, kurios yra aprašytos. Reiškia, bloga nuotaika, kažkoks išbalimas, energijos trūkumas, pajuodė paakiai, šalta ir taip toliau ir taip toliau. Ir po to aš supratau, kad reikia nutraukti, reiškia, tokios duonos valgymą, nes tokia duona iš tikrųjų gali ir į kapus nuvesti. Tai va, tai būtų dar viena dalykas, aš sakau, labai nepatariu jums valgyti miltinių produktų iš kviečių ir rūgių. Palikite juos ramybėj, palikite savo karvėms, o šiaip, jeigu nežinote, karvės siaubingai serga nuo tokio šūdino maisto. Ir jeigu karvėm tai nesveika, tai patikėkite jums taip pat. Žinote, kas yra daroma su antim, kad jų, reiškia, kepenys ištintų? Žinote, dabar labai daug žmonių serga su ištinusiom kepenim, netgi aš pažįstu tokių žmonių.
reiškia, antim duodama labai daug grūdų. Labai daug grūdų, ištinsta jų kepenys ir tada gaunasi puikus paštetas. Žinoma, aš tokio pašteto jums labai nepatarčiau valgyti. Bet turėkite omeny, ką daro būtent aš čia vis dar laida apie opą, nes aš nepatariu jums maisto skaidulių iš rugių ir kviečių. Šių maisto skaidulių mūsų organizmas neapdoroja, jos tik gadina jūsų žarnyną. Jūsų žarnynas gali taip pat ir sutrūkinėti ir daug labai negerų dalykų gali atsitikti būtent nuo šitų maisto skaidulių. Kokias maisto skaidulės aš patariu? Avokado, reiškia lęšiai, pupos, pupų per daug nepersivalgykite, 1-2 kartus į savaitę yra idealus variantas ir karts nuo karto galite suvalgyti, pavyzdžiui, suši. Suši iš tikrųjų yra labai neblogas dalykas. Čia Japonų slaptas ginklas, kadangi ten yra juodi. Reiškia, šalti balti ryžiai. Būtent balti ryžiai yra geresni negu rudi, kadangi rudi ryžiai dėja turi daug labai antitos materijos, kaip aš vadinu, reiškia, antimaistinių tų medžiagų. Tai reiškia, kad jūsų organizmas labai jau sunkiai apdoros tos rudus ryžius, ypatingai jeigu jie bus šalti, tai jau geriau tada tos baltus ryžius, nors jie ir daugiau sukelia insuliną, bet pas jūs neturėtų būti problemų su insulinu, bet kokia atveju, jeigu jūs vadovaujatės mano patarimais, jūs turbūt negerite arbatos su 5 šaukštukais arbatos ir jūs, tikiuosi, nevalgote duonos, nes už duoną kenksmingesnių produktų nėra. Duona ir miltiniai visi, reiškia, pasta, reiškia, makaronai, spageti, visas aš Tai va, šito šūdo nepatariu. Tai taip pat yra labai kenksminga jūsų opai, nes ypatingai jeigu jau pas jūs ir taip yra žarnyninės skylutės, tai patikėkite, užkimšti savo skrandį, reiškia, šitom žalingom maisto skaidulėm. Ir kas iš tikrųjų atsitinka su žmonėm, kurie pradeda sveiką mitybą. Jie pakeičia duoną, baltą duoną į juodą duoną, bet niekas nesako, kad juoda duona yra sveikiau. Aš žinau krūvą žmonių, kurie valgo juodą duoną ir siaubingai serga, ir tas pats buvo su manim. Jūs įsigysite savo leaky gut sindromą. Nedarykite to. Nedarykite to. Tai va, vienintelis kruopas, ką aš patariu, tai būtų gal balti ryžiai ir šaltiečiais. Išvirkite ir palaukite, kol jie šals. Tada galite pasidaryti bet kokią salatėlę, sakykime, su krevetėmis, raugintą agurkų tenais įdėkite, būtų, man rodos, neblogas variantas. Šiaip yra daug, man rodos, variantų, aš net nepadarinėsiu. Mano mama žino vieną labai skanės salotas su ryžiais, suši galite pasidaryti, ar galite tiesiog nusipirkti suši, man rodos, ypatingai, jeigu jūs gyvenate Vilniuje, tai ne problema, tai daugiau privalumas, nes tikrai Vilniuje galima gauti labai gerų suši, ir aš visados, kai būnu Vilniuje, būtinai pavalgau suši Lietuvoje. Tai va, reiškia, ir vėlgi apie daktarus, neikite pas daktarus, iš pradžių kreipkitės pas mane. Parašykite man į Facebooką, aš visus priimu į draugus, parašykite man į Facebooko Messengerį, paklauskite man po šio video, aš ne visados laiko turiu atsakyti, gali užtrukti savaitę, gali užtrukti 2 savaitės, aš jums atsakysiu iš tikrųjų. Jeigu norite labai profesionalių patarimų, tai šis dalykas jau kainuos, nes kaip ir minėjau, aš imu šiek tiek pinigų iš žmonių, kadangi aš pats esu sudomintas, kad žmonės laikytųsi mano patarimų. Todėl, kai žmogus užmoka pinigus už mano patarimus, aš žinau, kad jis jų prisilaikys. O duoti patarimų, į kurios niekas nekreipia dėmesio, aš kažkaip nesu interesuotas, mano laikas irgi kainuoja, taip sakant, Prometėjas nori taip pat būti naudingas žmonėms. Aš norėjau padėti žmonėms. Ok, tai tiek buvo mano laidai, tikiuosi pažiūrėjote mano laidą ir tikiuosi nepraleidote per daug visų video intarpų. Turiu omeny visų tų reklamų, nes šiaip už jas man irgi automatiškai moka, bet jūs neprivalote žiūrėti, šiaip galite palaikyti mane daugelį būdų, būtent po šio video bus tie būdai, kaip galite mane palaikyti. Beje, noriu jūs reiškia, sudominti vienu dalyku. Aš žadu rašyti knygą apie sveiką mitybą. Oh yeah! Taip, nes iš tikrųjų labai daug žmonių, ne tik lietuvių, bet ir anglų, yra susidomėjęs mano mitybos patarimais, būtent mano mitybos patarimais,
ką aš darau taip. Nes jeigu aš kažką daryčiau ne taip, jūs iškart pasibėtumėte ant manęs. Kadangi jūs viso to nepasibėdė, tai turėtų būti kažką, ką aš daryčiau visiškai taip. Iš tikrųjų, aš netgi numečiau svorį. Aš dabar buvau 11 dienų kruizas, viskas įskaičiuota, alkoholis, viską aš lakiau, aš linksminausi, aš daug valgiau, naktim ne patys sveikiausią maistą, nesilaikiau jokių taisyklių, nei 12 valandų taisyklių, netgi 18 valandų taisyklių nesilaikiau, aš tiesiog ėdžiau, gėriau, šokau, linksminausi ir man buvo labai gera. Ir aš numečiau svorio, patikėkite. Į laivą aš, reiškia, nuėjau 72 kg, iš laivo grįžau 69, aš 3 kg numečiau. Kodėl? Todėl, kad visgi netgi valgydamas nesveikai, aš žinojau labai tiksliai, ką valgyti. Galbūt reikia susukti laidą, ką vertėtų valgyti atostogų metu iš tikrųjų, nes galima labai paprastai nesveiką maistą paversti sveiku. Žiūrėkit, ką aš dariau. Na, su draugais mes naktį, 2 valandą jau baigė duoti alkoholio laidą, tai mes einam, reiškia, į greito maisto restoraną. Martyna, greitas maistas, tu ką išmatėjai, nesveika. Nebūtinai, išklausykite iki galo, nebūtinai. Nueinam, reiškia, į tą nesveiko maisto restoraną. Ir ką aš užsisakau? Aš užsisakiau salotų ir aš užsisakiau burgerį. Martynai, burgerį taigi taip nesveika. Taip, bet aš užsisakau savo burgerį be bulkos. Ir aš paėmiau 2 gabalus mėsos, šiek tiek tų skrūdintų bulvyčių, kurios šiaip ne pats geriausias maistas, bet patikėkite, atsižvelgiant į tai, kad aš išmečiau visą duoną velniop. Būtent, aš išmečiau visą duoną velniop, pas mane nebuvo problema, aš netgi, sakau, numečiau 3 kg. Tai va, jis sakau, jeigu jūs nevalgote duonos, jau pas jūs 90 problemų jūsų yra, taip sakant, atitolusios. O jeigu dar jūs ir pieno produktus išmesite pro langą, žiūrėkite, jau 95% bus visų problemų nutraukti. Pakeiskite druską nuo stalo druskos iki jūros druskos ar Himalajų druskos, dar keli procentai. Iš tikrųjų viskas yra taip paprasta. Iš tikrųjų yra viskas taip paprasta, pradėkite mąstyti, kur jūsų problemos slypi. Jūsų problemos slypi nepakankamai informacijos, klausykite mano laidas. Ok, viskas, čiau! Gerbėmieji žiūrovai, noriu Jums paskelbti, kad dabar Jūs turite neįtikėtiną galimybę palaikyti mane finansiškai. Žinoma tiems, kas turite tokią galimybę ir žinoma tiems, kas norite. Užtenka užeiti į mano YouTube puslapį ir žiūrėkite, čia yra linkas. Paspaudžiate ant jo, reiškia tiems, kas norite mane palaikyti. Paspaudžiate ir Jūs išmes į saitą, kur Jūs galite visiškai saugiai mane palaikyti. Tiesiog užtruks sekundėlę ir štai mes čia. Tai va, yra palaikymo būdas už $1, yra palaikymo būdas už $3, už 5 ir už 10. Kol kas visą tai labai pigu, nes aš siūlau už palaikymą lengvatas. Reiškia, už $3 aš asmeniškai atsakysiu į jūsų laiškus. Jūs gausite mano e-mailą ir mes galėsime taip bendrauti. Šiuo metu aš gaunu ir taip labai daug laiškų, bet dėja ne visiems turiu laiko atsakyti, nes klausimai ganėtinai sunkus ir išnagrinėti visą tai yra ne taip jau paprasta ir užtrunka laiko ir patys suprantate, kad man pačiam tenka ir dirbti ir laiko netiek lieka daug. Bet jeigu jūs mane palaikysite finansiškai, žinoma, jums pirmenybė. Reiškia, ties, kas palaikysite mane už $5, tai jums dar padėsiu parinkti maisto papildus ir pakoreguosiu jūsų mitybą. Ir žinoma, atsakysiu jūsų klausimus. Nu, o tie, kas palaikys mane už $10, turite tiesiog fantastišką galimybę tapti praktiškai mano draugų ir mes galime bendrauti Skype ir aš jūs supažindinsiu su ateities planais, netgi duosiu jums paskaityti savo rankraščių, naujų knygų rankraščių. Greit pasirodys mano knyga, apie tai šiek tiek vėliau. Reiškia, dabar žiūrėkite toliau. Jūs turbūt žinote, kad aš esu taip pat ir rašytojas. Tai štai, galite įsigyti mano knygą Solemija dabar knygas.lt už tiesiog fantastišką kainą, 4,45 €. Knygų lygo vos keli šimtai ir aš jums siūlau nedelsti ir tiesiog nusipirkti ją. Dabar pigiau, kažin ar be bus. Taip pat galite nusipirkti ir IL knygą 4 €. Reiškia, čia vos keliais centais pigiau, bet žiūrėkite patys, kaip jums patinka. Ir dar noriu jums pakartoti, kad mano, reiškia, knyga
naujoji Iliada pasirodys šių metų kažkur rugsėjo pradžioje. Taigi bus, žinoma, pristatymas tiek mano šiame kanale, tiek Sveikos gyvensenos kanale, kur aš papasakosiu apie savo knygą. Tai bus tiek. Ačiū visiems, kas mane palaikote. Viso geriausio.